deginsiu. Labas vakaras. Šiandien mūsų projektas yra nusilupęs lakas. Nusilupęs lakas ir truputį rudelių. Parodysiu, ant kiek yra nusilupęs. Ir parodysiu, kaip jį sutvarkyti. O, slenka. Nu, ir čia rudelis. Esmė yra tame, kad pabandysim padaryti nedažydami visos detalės. Dažysim su perėjimais. Iš kur reikės škurkės 320. Pritrinsiu lygint laką visą slenkantį. Paskui perėsim 400 ir nugruntuosim. Tiek žinių. Paėmiau 240, truputį aštresnė. Atėjo laikas pritrinti apačią, kad nepažeist lenkščių. Užklijuos izoliaciją. Tai va, vaizdas toks. Viskas prisitrynė, viskas išsilygino, nieks niekur nekliūva. Dar pereisiu su 360, 400. Va, 320. Tebūnė. 400. Nuriebalinsim. Tai va, vienu žodžiu, gruntuosiu iš balionėlių. Kol pritrinsiu rūdis bus išdžius gruntas iš balionėlių. Pritrinsiu, galbūt šiandien ir uždažysim. Nes viskas prisitrinė labai gražiai, dailiai, lygiai. Vietom kiaurai, bet nieko tokio. Kada gruntuoji, gali būti ir kiaurai. Va. Iš balionėlių ledai? O turi balionėlį? Labai gerai. Izoliacija MIPA. Šiaip visą laiką buvo gan nebloga izoliacija. Gerai laikosi, nečioka klienė. Gruntas džiūsta, einu daryti durikės. Čia planas chuliganas irgi va, nudažyti iki čia. Čia rūdžius ryšienė. Servetėlė, skaidiklis, šiam 4 su 6 galiu. Dailiai nuvalau. Nu va, visai graži detalė matosi. Nes jeigu čia rūdyje, aišku, greitai pradėsi čia ir čia ir čia ir čia, nu, be galo, čia yra pagauta. Nes iš vidinės pusės jaučiasi, kad ten yra taip. Biški taisytos durelės iš anksčiau, reiškia. Taimui, nugruntuoju, džiuvinu, nutrinu, uždažau į viskas. Dabar Aimis apklijuos tą vietą, kur nušiaušiau gruntavimui. O aš nutrinsiu ant priekinių sparnų gruntą, nu kaip jų
susitiksim ties dažymu. Trečią kartą džiuginu, rafinuoju. Atrodo taip, va. Viskas valandos bėgė vyksta. Ne? Nu, nutrinu gruntą. Volė, einu. Ta patį pasiėmu 400 buką. Nežiūrim, kas čia gausis. Galiu prinešti anksčiau parodyti. Va. And there is nowhere left to go. $1200 iš rankos. O eik tu nraimiu, kaip? Užsukai, ne? Nu maždaug ir matosi, va. Gruntas liko žemiau negu lakas, o čia tas senas lakas liko aukščiau. Gruntas užpildė tas vietas, va, kur buvo išsilupęs lakas. Nu, tipo, vienu žodžiu, viskas išėjo į plokštumą. Čia greitas darbas. Džiovinimui paimgiau paprastą lempą. Užtenka ir tokios. Koksai. Va, galima pažiūrėti, ant kiek gerai išdžiūvęs. Dabar išsiputinėsiu su oro ištarpu vandenį visur aplinkui. Apsiklijuosiu, paimsiu pūliką su 1 mm galva. Uždažysiu apačią ir čia į viršų užlakuosiu su perėjimu. Turėtų gautis pusės sparno nudažytą. Labai svarbus momentas yra šitas va, stebuklinga juostelė. Kliuot neįtempiant, laisvą eigą. Raim kažkokią pasenusi. Jo. Ar rimtai kitokios neturi? Tokia, karočiam, nesąmonė gaunasi. Makinai yra pasenus, kad nenupūstų ją pūlikas. Oro srautas, mes ją tiesiog dar papildom. Nesugalvotų niekur pabėgti. Vyksta džiovinimo procesas. Priekis jau yra paruoštas dažymui. Nedaug trūksta, bus paruošta ir čia viską dažyti. Bandysim tą reikalą išspręsti. Kuo? Iš šitos aštrius kampus. Prisijungsiu vandenį, atsinešiu vandens, škurkę 400, išlyginsiu su kaladuku, prieisiu, nu karočią, pamatysi. 400 bėgantis. Gumuks. Nu, atrodo, nieko nesijaučia. Paimsiu 1500.
čia situacija tokia. Lakuosiu taip iki kantelio šito. Ir čia užsibaigsiu. Nedarysiu iki pačių galo, nes čia paskui labai daug kantų reikės pritrinti. Bandysiu taip išsižaisti. Iš to ploto, kas yra. Kadangi porolončikas baigėsi tas, kur rodžiau, darysiu senu geru metodu, išsiziolkis. Gal platesnė to? Nereikia iš tiesų. Nenufilmavau, va, toks įrankis bus, kinietiškas mažas, 1 mm galva. Tas pats, kad dažysiu iš balonų, nu, viskas reguliuota. Žiūrim. Nu, pradėsim lakavimą. Pasibandom. Gerai. Pasibandžiau. Nu, apdraskiau, kad lakas kailėjasi, kad išbėgtų į tą pusę, kur buvo izoliacija. Gavosi taip. Čia planai užsilakavo labai. Va, čia prisipoliruos, čia prisipoliruos. Nu, viskas, va, lygų gražų, žodžiu, nėra ledas. Nu, bandysim lakuoti. Nu, tu žiūrėk. Lygiai. Nu tai va, suhalturkim tiek. Viskas labai greit įvyko, dar va biškį apdžius. Nulupsiu tuos porolonus, kad lakas visur apibėgtų. Ir viskas, kiek užtrukau? 1,5 valandos. 1,5 valandos. Viskas. Čia ne tiek. O dabar čia išlindo dulkės, pakeisim. Dulkės tada su to minkštesniu guminiu, aš jas pritrinsiu dar, kad akių nematytų, kad būtų ledas iki galo. Tai jo, naudoti tokį reikia minkštą, nes kada yra sparnas toks raitytas ir poliravimui trinis ir lanksosi. O su kaladė kietu su kampais gali pramušti, pratrinti. Tai čia 2000. Nu va, važiuojam. Jo, ir nulėse. Dėl to ir kapotas, kai jas daužo, ne, ir kiekvienukų. Bet čia nes būna... Čia vaizdas po 2000. Nu, vis tiek matosi, nežinau, pasta gal pakavos. Gal ne pakavos. Nu, daug kas nori va taip va daryti, gabaliuką remontuoti. Sparnų dalį nori remontuoti, kad nereikėtų viso dažyti, bet... Ar naudos iš to yra neaišku. Nu, parodysiu dabar, kas gaunasi. 2,5.
Darėm, skaityk, čia tik tai apačia buvo atsilupus, ir čia dar biškį pasilupinėjo. O priėjom, gruntavom iki čia, dažėm iki čia, lakavom iki čia. Realiai vos vis tiek ne pusę sparno gavosi perdažyti. Naudojam baltą padą ir G3 pastą. Dar paskui antrą ir trečią sluoksnį darysiu su Besa. Naują pastą tokią turiu. Paskui papasakosiu apie ją. Jeigu diskusijos vėl, velėsi, ne? Jo, komanda. O, nuliovas. Beveik. Gerai, dabar tada. Vienu žodžiu dabar bus taip, kad aštresnis žalias nuo juodai kempiniai, nuo hologramų, nuo debesėlių ar dar kažko. Atsakė. A ne? Iškartabint. Namuose reikia laikyti. Užsidėjau juodą kempinuką. Ir toks. Antras. Toks, ketvirtas jau. Iš vienos pastatos gyvenau iki 4. Gero nelauk. Nukris viskas. Reaching out for security in this empty universe. Žiūrės. Nu va, vienu žodžiu, toks kontūrėlis kažkoks vis tiek vat seka. Kai pasižiūrė, nu aš čia dar pats atsispindžiu. Nu sakau, čia toks greito remonto variantas. Iš kito kompo, pavyzdžiui, visai nieko nesimato. Jo. Nusipoliravo gražiai. Ten, pavyzdžiui. Jeigu taip žiūrėti, viskas gražu. Niekas nieko nepersimato. Atsipoliravo. Pasakyčiai. Šiaip gražiai, ne? Labai gražiai žodžiu. Nu. Kaip gamykliškai dabar tokia rūkė, ne? Nu. Nu. Gražiai, vis tiek jie buvo suliję gražiai tie pimpongai. Buvo poliruotas. Čia turim, va, tą juostelę tokią gražią iki kantelių. Čia be to blenderio, kaip jis vadinasi, užpūsta, užlakuota į viskas. Be šito reikia. Čia, jo, va, be šito. Nežinau, ar reikia jo mokėti naudotis, ar kažkokiu kitokiu gebėjimu turėti, negu aš, nenaudosiu to. Pinigų tik tai. Uždėjau pastikės, baltas padas. No matter what the future holds, life will change. I hope you never will forget. Rūdis prisipoliravo. O šitoje vietoje pasiteisina, kai sako, Raimis rūdis prisipoliravo. Čia nieko nesimato. Labai dėkinga vieta yra. O, iki to kantelio. Čia jau gali žiūrėti kaip nori. Iš viršaus, iš apačios. Nieko. Tau užskaitau. O tašką neina pripoliruoti.
Tašką reikia dažyti. Atrodo priekinis sparnas. Aišku, įsižiūrėjus galima ras, bet sakau, avariniam variantui gerai.